Kantrybės taurė. Taip. Šypsosi, taip mūsų metų posakis, ko gero. Čia bus galbūt labiau Egidijaus ir tai prasideda Kantrybės taurė ir dabar ir labai greitai renka Egidijus telefono numerį, skambinam kažkur kažkam. Sugia vieną žavę merginą, galiu pasakyti. Bent jau kiek atsimenu. Gal nebedirba niekas? Būtų labai prastai. Aha. Jokio piptono nėra, klausyk. Pašauktumėm, ar ne? Aha. Galėtų būti toks pašaukėm. Visai smagu būtų. Na, kaip ten yra? Penktadienis. Na, sakau, bent jau aš galvoju, kad iki 14:45 minučių ten tikrai turėtų dirbti. Jeigu ką, mes turime ir mobilų telefoną. Turim, taip. Bet prieš tai pabandysim tada kitai simpatiškai dar mergaitei paskambinti, jeigu Taip, šitą nesurinks. kita taip pat simpatiška, žinok, taip. Gal aš bandau, ar ne, kitų numerių. Aha, gerai, padarysiu aš to tarpo reklaminę pauzę. Taip, dabar Egidijus skambina toliau ir bandysim prisiskambinti. Na, kažkam, tikėkimės, atsilieps ir atsakys į mums labai rūpimus klausimus, kurie iš ties yra labai aktualūs ir aktualūs bus visiems. Tikrai, ir Šiauliuose gyvenantiems, na, pagrindas lies Šiaulius ir... Taip, signalą. Labadiena. Labadiena. Ar su Inga kalbuosi? Taip, čia Inga. Aha, malonu. Jūs čia organizuojate ten tos renginius, taip, jeigu neklystu? Būtent apie ką jūs norite šnekėti. Vat kaip tik dabar skaičiau jūsų internetiniam puslapį, jog 31 gruodžio, nu jau rytoj 24 valandą prisikėlimo aikštėje ten vyks šventinis fejerverkas. Taip. Aha, jūs čia kuruojat? Būtų iš tikrųjų geriau su Ingeborga šnekėti, nes jinai būtent atsakinga už šitą dalyką yra. Tai aš galiu jai pasakyti jos numerį jums. Aha, būtų labai neblogai. Iš ties, jeigu bus galima. Ingeborga Klenauskaitė, 420. Taip. 733. Aha, 733. Gerai, tvarkoj, dėkui jums. Iki. Nėruška, visą gerą. Aha, gavom numerį dar vieną, numerį skambinam Ingeborgai. Ir supratot jau galbūt apie ką kalbėsim, o gal ir nesupratot, jeigu nesupratot, dar geriau. Taip, telefono signalas. Tuoj atsiras pas Egidijų rankoj. Taip, turim. Sandra. Labą dieną. Labą dieną. Čia su Ingeborga kalbuosi. Taip. Labai malonu. Jums skambina vienas toks šiaulietis ir man davė jūsų kontaktus, jog būtent jūs kuruojat fejerverką didįjį, čia kur vyks rytoj 12 valandą, na 24 valandą, taip? Taip. Aha. Šiaulių kultūros centras. Taip, Šiaulių kultūros centras, ne tie žmonės tenai, kur sprogdins namus, bet jūs. Ir būtent norėjau paklausti, ar bus tik tai fejerverkas, daugiau nieko nebus, nes ta prasme, nu, kažkaip seniau lyg tai būdavo, ten ir pašokdavo, ir padainuodavo, nes vat su šitas... Kada būdavo? 5 metai dirbu, jau nėra. Neturim lėšų tam, žinokit, labai daug reikia pinigėlių. Senai pastatyti, įgarsinti ir jau kiek metų neturi Šiauliai to. Nes mes su draugais... Kitais metais jie atsiras rėmėjai, visada už esam ir galim padaryti kuo daugiau. O jeigu tenai atsirastum, mes patys esam su draugais tokie, kaip sakant, aktyvų žmonės, vis tiek kažką veikiam ir gal duosiu aš draugą. Kas jūs esat, galima paklausti? Aš tada draugą toj vaduodu, jis papasakos. Sakė, nieko nebus, ar ne, jokios šventės? Labą dieną. Labą dieną. Šventė bus fejerverkas, prieš tai bus koncertas 18 valandą katedroje, polifonijos. O apie kokią jūs koncertinę programą kalbat? Laukės scenos? Nebus. Nebus. Kaip gaila, mes su draugais, o čia tiek metų užsienį prabuvę, galvojam, čia pašvęsim, prisikėlimo aikštėje, viską gerai. Su kuo aš kalbu? Aš Egidijus. Malonu, Egidijų. Žinokit, švęskit, tikrai bus muzikinis fonas. Muzikos bus, bet olelę pupyčių ar ten kokių kitų atlikėjų tikrai ne, šiemet neturim lėšų tam. O muzika ten, kas leis didžėjus, koksai bus? O muzika leis didžėjus, Šiaulių kultūros centro. Didžiai senis gal? Ne, žinokit, didžėjų nebus tokių. Aišku, gal savo kompaktą tada mes galim atsinešti? Jūs galite atsinešti, o kas tai per kompaktas? Nu, aš nežinau, mes ten prisirašytumėm kokių normalių dainų, kokio ACDC, ten Metalikos kokios.
Nežinokit, reikėtų pasižiūrėti, ką jūs ten per kompaktą turit. Tai mes ten, šiaip iš interneto prisisiunčiam muzikos nelegaliai ir prisirašom į kompaktus ir... Nežinau, žinokit, šiaip yra paruošta muzika ir, aišku, reikėtų su pačiu garsistu kalbėti, gal ir būtų galimybė, bet šiaip žmonės specialiai ruošiasi tam. Bet tai kaip gaila, kad nieko nebus, mes taip galvojam, pašėlsim. Gaila ir mums gaila. O žiūrėkit, o jeigu ten, sako, tas fonas bus, scenos nebus, ar ne? Scenos neturi miško statyti. O tai gal aš ant kokios kėdės užsilipęs galėčiau anekdotų kokių papasakoti? Visi linksmiau būtų. Aš galvoju, kad, o kaip jūs galvojat, normaliai tai būtų, normaliai atrodytumėt? Nu taip. Taip? Nu, kodėl? Net tai žmonėm linksmiau būtų, aš gerų anekdotų žinau. Žmonėms, žinokit, klūnų nereikia, kad linksmybės būtų. Iš vidaus tai eina, man atrodo. O tai sakot, kad naujaką pasitikti reikia taip liūdnai? Ne liūdnai. O kaip? Reikia nusiteikti. Svarbiausia vidinė nuotaika, o yra kiti miestai organizuoja, jie galbūt turi daugiau lėšų. Pasiskaitykite apie ekonominę padėtį Šiauliuose, kokia yra dabar. Baisi? Kaip sakot? Mes užsienį gyvenam, tai nežinom, ar baisi ta padėtis? Žinot jūs viską. Žinot viską. O jeigu ką, tai, nežinau, žinokit, ką jums galėčiau aš patarti. Dainuokit, šokit. Ai, tai galės padainuot mums, duos mikrofoną, ar ne? Mikrofoną duos. Gerai, šaunu. O mes tada karaoke kompaktą atsinešim. Gerai. Bet prieš tai norėtumėm kultūros centre paklausyti jūsų. Ai, gerai, o tai mums dabar ateit? Jau galite ateiti. Gerai, o iki kelių jūs dirbat? Dėl jūsų galim ir ilgiau. Jeigu jūs čia vakariniai programai taip rimtai ruošiatės, tai šiaip iki 15:04, bet... Ai, sako, galim nuvažiuoti, nusivežti kompaktus, sakė, patikrins ir galėsim. Jo. Gerai, tai mes tada atvažiuojam, gerai? Gerai. Čia radio stotis RS2. Labą dieną dar kartelį. Sveiki. Labą dieną. Kalbame su Ingeborga, ne? Taip. Malonu, jums skambina, kaip jį girdėjote iš radio stoties RS2, Egidijus ir Dovydas. Labą dieną, Egidijų ir Dovydai. Norim jūs pasveikinti su artėjančiom šventėm ir padėkoti, kad bent jau fejerverkas organizavo. Na taip. Ačiū labai, tai rėmėjų dovana. Na, dėkojam ir rėmėjams. Sakykit, Ingeborga, ar tikrai taip labai liūdna, kad net scenos neišeina pasistatyti? Liūdna. Jeigu būtent įžiebime galėjom kažką tai žmonėms, sakykim, padovanoti didesnę šventę, kad ir kokiam galimybėm. Tai šiemet, naujam metui, kad ir kaip norėtumėm, neturim miško. Na, bet ten, kaip jūs sakėt, bus kažkokia muzika, žmonės vis tiek atėję galės... Žinoma. O padainuoti... Ir jūs dar padainuosite. Ar būtumėt leidę? Na, žinokit, viską suderinama. Jeigu geri atlikėjai, kodėl ne? Na, aš galvoju, kad mes su Dovydu kaip užtrauktumėm kokio Jonio muzikėlę gerą. Apie mėlynakę. Žaliakę. Taip. Bet gal geriau mums reikėtų pakalbėti. Tai jau mes sugebam. Taip. Ingeborga, mes žinot, kas mūsų radio stoties eteryje vyksta tokiu metu? Pasakokit. Pasakojam, pas mus vyksta kantrybės taurė. Toks žaidimas, kai mes skambinam į įvairias įmonės ir, nutarėm tą paskutinę mūsų kantrybės taurę išbandyti su Šiaulių kultūros centru. Ir kaip išbandymą išlaikėm, ar ne? Na, girdit, pati dar kalbat su mumis, nepadėti ragelę. Valio. Ir už jūsų kantrybę mūsų radio stotis RS2 ir Impuls sporto ir pramogų parkas nori padovanoti jums 100 litų vertės dovanų kuponą pailsėti ir papramogauti ten. Ar sutiksit? Ačiū jums labai. Na, gerai. Na, iš tikrųjų, galit perduoti savo kolegijai Ingai, ar ne? Ir Godai, gal dar. Taip, Ingai mes prieš tai skambinom. Tiek žinių. Čia jin jūs išdavė, žinokit. Taip, žinokit, Ingai pasakykit, kad be reikalo jis su mumis nekalbėjo ir prarado štai tokį puikų prizą, kurį atidavė jums, pasakydama jūsų telefono numerį, žinokit. Būtinai. Kągi, Ingeborga, gražių švenčių, nepateikit ragelio, toj papasakosim, kaip jūs galėsit nukeliauti į Impuls pramogų sporto parką, gerai? Ačiū jums, laimingų naujų. Laimingų naujų ir jum, ir tikėkime, kad čia išgirdę dabar investuotojai, kokie investuos į kitų naujų metų šventę ir mes naujus pasitiksim prisikėlimo aikštėje labai smagiai, ar ne? Būtų stebuklas, lauksim tikrai. Na, kalėdos stebuklų metas, tikėkime, kad kitos kalėdos tų stebuklų atneš. Taip. Iki. Iki. Iki.